Tai vienu žodžiu, mano įspūdžiai yra tokie, kad aš esu labai amazed, labai nustebęs, kad yra tokio mažo dydžio ekonomika, tik tai 4 milijardai. Kodėl tik tai 4 milijardai? Nu, visą 4 milijardai. Gerai, vakarinos aptarimas. Vakar miegojom prie gražaus krioklio ir vakar naktį netgi man pavyko pagulėti krioklyje, pažiūrėti žvaigždės, kas buvo šiaip žiauriai faina. Buvo visai neblogas kempingas. Tiesą pasakius, kai atvažiavom, vakar jis buvo užkištas pakankamai nemažai. Nebuvo galimybės įvažiuoti. Jo, tai pastatėm prie vartų mašiną ir išmiegojom kempingę, tai bendrai paėmus nakvynę karštą, drėgna jau buvo. Labai drėgna. Jo, nes dabar temperatūra Sierra Leonėje 35-37 laipsniai šilumos. Tai vakar mes važiavom nuo miesto Kindja iki realiai Freetowno, nes mūsų bivakas vakar dienos turėjo būti paplūdimyje ir su gražiu futbolo maču, bet kadangi beprotiškai karšta, nusprendėm važiuoti tiesiai į Freetowną, į viešbutį ir pasimėgauti dušu ir komfortišką nakvynę, nes jau tas karštis iš tikrųjų trukdo miegoti. Tai va, tai vakar iš tokių, sakykime taip, kažkokių super mega dalykų nevyko, nes buvo paprasta diena. Gal kas buvo iš tokių, kur sustojimų, tai buvo sienos vėlgi patikra. Kas pasijauti iš tikrųjų kirtus Sierra Leonės tą dalį, tai yra tai, kad kainos pasidarė žymiai adekvatesnės Afrikos reikalams. Tai pasiėmė limonado. 40 centų limonadas kainavo, čipsai kainavo 20 centų. Bananai kepti tokie. Jo, bananų čipsai 20 centų kainavo. Nu tai mes jau supratom, kad okei, mes esam čia kaip ir norėjom, kaip įsivaizdavom, tiksliau sakant, kad bus nebrangu labai. Ja, nes iš tikrųjų, kas keista važiuojant tiek per Mauritaniją, tiek per Senegalą, tiek per Gvinėją, kad realiai kainos netitinka to vaizdo, ką tu gauni. Ir tai, pavyzdžiui, aš šitoje vietoje lyginu su Azija arba su ta pačia Meksika, tai, pavyzdžiui, ta pati šiluma, panašus klimatas, pavyzdžiui, jeigu lyginti su Bariu, tai Barija žymiai geresnis aptarnavimas, žymiai švariau, žymiai viskas skaniau ir pigiau negu Afrikai. Tai man tas sunkiai suvokiama. Bet čia, kaip suprantu, yra vienas iš ekonominių dar dalykų. Tu vakar truputėlį palyginai dar Afrikos ekonomiką. Jo, tai palyginau Sierra Leone, Senegalą ir Gvinėją. Visos yra vakarų Afrikos valstybės, bet stipriausia ekonomika yra Senegalo. Nors taip neatrodė, važiuojant iš šono. Tikrai neatrodė iš šono, bet kas labai jautėsi mums Senegale, atsimeni? Kainos. Kur ten... brangu. Pavalgyti ten 16 eurų, žinai. Come on. Tarsi brangu, realiai viskas brangu. Tai va, tai pasižiūrėjau, kad Senegalas visgi transformuojas dabar į naftos ir dujų valstybę, nes pradeda jau eksportuoti telkinius savo ir 26-27 metais jų ekonomikoje būtent laukiamas yra didžiausias proveržis, nes nuo 24 metų tai jau daro. Na ir mes dar su Žilvinu šnekėjom, kad labai tikimės, kad tie pinigai pasijaus ir patiems žmonėms, nes kad valstybės BVP didesnis, va aš toj papasakosiu, nebūtinai tai mes matom kaip turistai. Ne? Aš tai nemanau, kad pinigai, jeigu valstybė pardavinės naftą ir pardavinės savo išteklius, nukeliaus pas gyventojus. Labai per toli. Pirmiausia, gali per švietimą, mediciną, gali nukeliauti. Aš tai manau, kad tie pinigai visų pirma papildys tų korumpuotų politikų kišenes, nes čia reikia suprasti, kad korupcija Afrikoje tai yra next level. Reikia suprasti, kad čia neišsivystymo lygis yra labai aukštas ir tie, kas gyvena kaimuose, jie net nežino, kad tai tikriausiai nafta egzistuoja čia. Kaip manai, tose nameliuose, kur šiaudiniai, kur prieš 1500 metų toks pačius statė, ten jie žino, kad čia jie naftos turi, ten teliką pasižiūrėjo, internetą, žinias paskaitė. Man tai liūdna, iš tikrųjų nuoširdžiai daro šitą vietą, nes manau, kad atskirtis tik bus, kuo daugiau kažkaip senegaliečiai ten tie pasako, kad jie mažiausiai jaučia Senegalę atskirti tarp turtingų ir neturtingų. Gerokai mažiau negu kad, Mauritanijai sakė, tai labai didelio atskirti. Tai gerai, einam toliau. Po Senegalo yra Gvinėja. Gvinėja turi milžiniškas aliuminio žaliavų didžiausias, man atrodo, atsargas pasaulyje, jeigu neklystu. Tai tenais, kaip suprantu, ekonomika yra auganti. Ir mūsų akimis tai ten buvo kraupu, infrastruktūra buvo kraupu. Šiaip ne fainiai, nes šiaip tai ten duobėta kaip Mauritanija ir taip toliau, bet kraupu, ta prasme. Yeah. Tai ir po to įvažiuojam į Sierra Leone ir žiūrim, gražus keliai, nėra baisiai daug šiukšlių, kai kurios vietos iš vis nėra šiukšlių, taip apsitvarkė, po to važiuojam link Freetowno, miesto dydis milžiniškas, asfaltuota gatvė, visi kažką veikia.
jeigu buvo Senegale ypatybė tokia, kad ten jautėsi toks amatininkų bumas, visi kažką kalą, puodą, kažkokį metalą. Vaikai kažką 8-mečiai virina vartus. Amatų tokia bumas atrodo, ten sproksta matai. Tai čia įvažiavus aš pastebėjau, kad čia yra prekyba. Visi kažką prekiauja, parduotuvėlių. Tik įvažiavom, pilna, visokių vaisių daržovių, visko, visokių ten akinikų, visokių kanceliarinių prekių, visokių higienos prekių, parduotuvykių, visokių ten. O jos kiek daug, koks turtas, ta prasme, ne? Jo. Šakės. Visai kitaip. Eik tu savo. Kaip fainiai. Ir čia matysi, bus ir kainos normalios, mes skaniai valgysim ir čia bus aфиgenai. Susinormalizavo viskas, Zikvinėnė atvažiavus. Pilna prekybos ir paslaugų. Tik tai Bet- aš sustabdysiu, tik tai suprasite, viskas tai yra African style. Tai reiškia, Jo. kad yra lušnynų milijonierių, jeigu filmą Bet čia matėte. jau pinigų. Čia Žiūrėk. tokių namų yra jau čia, wow. Tu tiesiog pripratai, mes jau 2 su biškių savaitės Afrikoje po šitą šūdą malamės ir tau jau akis priprato. Ta prasme, čia yra šiaip tai yra baisu. Jūs jau supraskite, kad šiaip tai yra baisu. Aš Man pasakyk, koks tau įspūdis įvažiavus į Sierra Leone? kad čia yra daugiau žmonių, vienas dalykas. Ir kad yra... Asfaltuoti geri keliai. Pilna Mes visko Mes vyksta. nebuvom nusukę į šonis kelius. Nebuvom nusukius, nesvarbu. Mes važiavom gerais keliais ir mieste buvo geri keliai. Aišku, tai buvo ir bardakų visokių, tai čia jau... buvo Čia sočiai, yra tiesiog po defaultu. besimušantis vietiniai. Transporto taisyklės, kaip ir visur, ta prasme. Mes Čia buvo šviesoforų. Čia bus gerai. Bet iš esmės, roadbook'e buvo parašyta, kad vairuoti reikia su, kaip čia pasakyti, Būtinai su batais arba arba sandalais. sandalais. Reikia Prisisegti. nerūkyti, nevalgyti, būti žiūržą prisisegus ir dar kažko. Ir nedaryt. telefonų negalima. Ir telefonų negalim laikyti. Jo, labai svarbios taisyklės. Jo. Bet, pavyzdžiui, vežt kažką tai ant kapoto. Atsisėdęs bičias ant kapoto, nuo 80 pjauna mašiną greitkeliu ir taip. Viskas ok, no Okay. problem. Antrą mašiną ant stogo užsidedi ir Ir transportuoji kažkur. Ir dar oškant viršus. Ir dar tą vargšą gaiduką. No problem. Važiuojam, Dieve, let's go. Tai vienu žodžiu, polarizacija didelė. Bet ką aš norėjau pasakyti grįžtant prie ekonomikos. Ar tu pasakytum, kad Sierra Leonės ekonomika yra 10 kartų mažesnė negu Senegalo? Ne, aš sakyčiau didesnė. Vizualiai. Vizualiai. Ir Bet gal 5 kartus. plotas gal mažesnis ir tankis žmonių didesnis. Ir mes gal važiavam per kažkokius... Nu vėl, aš manau, kad labai Bet čia didelis... žiauriai keista, man tai tas buvo žiauriai keista, kur 40 milijardų BVP. Nu, kad suprasti, Lietuvos yra ten apie 7 kažkas tokio, ne? Biški suklydau, dar Lietuvos BVP yra net ne 7-8 milijardų, čia biški taip nusišnekėjau. Mūsų to, va to tokio. Taip, taip. Kapaliukų, va palyginus tokią šalytę, žinai, su, pavyzdžiui, Senegalo teritorija, ne? 40 milijardų Senegalas, apie 20 milijardų šitas Gvinėja, kur ten visiškai kelių no-go, nėra, tiesiog vienas. Jie daro ten kažką. Po to dabar mes tą autostradą, kai važiavom, ok buvo, bet nuo Gvinėjos, tai ten, come on, vienu žodžiu. Ir tada atvažiavom Sierra Leone, ir aš tarsi sakau, būtų žiūrėk, 2 aukštų namai, 3 aukštų namai. Ir tokių namų, ir sakau, aš pas tokių norėčiau, girdžiu, kokie gražiai, čia viskas, miestas, čiuk, viskas pristatyta. Nu taip, iš arčiau, kaip pažiūrėt, toks biškis šiukšlynas, bet iš toliau vaizdas toks gražus, visa kita. Tu pats šiandien... Ir tau vakar... 4 milijardai BVP. tik tai. Vakar tau buvo gražu, viskas šiandien atsikėlė, jau prasiplovė akis ir kai ėjai, ką tu sakai, ką sakytum, kad daryti reikėtų čia? Ja, mes šitokį rezortą didelį atvažiavom, tikrai labai didelis rezortas ir labai visur, tiesiog elementarių tokių dalykų, langai nenuvalyti, palangės nenuvalytos. Purvina. Tiesiog Nu, purvina. ta prasme, bet purvina, tai purvina, kad ir aš toks sakau, blemba, darbuotojai tai čia pilna, aš sakyčiau, Ir sėdi. imi darbą ir sėdi jie, Jo, imi šluostai visus langus. Tokia tinginystė, nu, tikrai yra, bet tas pietų šalyse daug kur yra. Bet kas, manau, kad skiriasi su būtent Sierra Leone, tai aš manau, kad dar pinigų ateina čia iš turizmo, nes aš mačiau čia pasičiaujantį dar porą baltaodžių žmonių. Tas čia yra žiauriai keista, žinotumėt, kokio dydžio mes esam resortį, mes šiandien pasiklydom tokio dydžio teritoriją, aš nežinau, kiek čia pastatų, kokie 20 pastatų, gal 15-20 pastatų. Didelis. Žaidimo aikštelės, baseinai, čia, žiūri, visur pasimest gali. Ateinam pusryčiauti, mes sėdim ten dar 2 vyrukai po to atėjo, dar vienas vyrukas atėjo ir toks sakau, čia nieko nėra, bet aš išsiaiškinau, kas buvo. Tai buvo pilietinis karas ir buvo ebola ir labai stipriai nusiaubė šitą valstybę ir yra milžiniška infliacija, 20-30% metinė infliacija, jie jau paleido vėl naują valiutą
Ir, kaip suprantu, jų pagrindinė užduotis dabar yra tiesiog stabilizuoti ekonomiką, kaip įmanoma stabilizuoti ją, nes bet ką tu importuoji, tampa vis brangiau ir brangiau, sunku įperkama. Kas, manau, juos gelbėja, tai kad klimatas yra nuostabus, auginti daržovės ir šiaip auginti maistą. Nu, jo, Tai aš manau, ūkinis maistas, manau, čia turėtų būti vienas pagrindinių aspektų, kurie gali išvažiuoti. Jo, bet ant šito tu negali visos ekonomikos statyti. Ne. Taip, suprantu, tos reklamos kartais nervina, tie visi interpai ir taip toliau, bet aš labai greitai noriu jums supažindinti su pagrindiniais FinHouse darbo principais. Tai ką mes darome? Mes kviečiame žmonės susitikti, susipažinti ir išsigryninti pagrindinius finansinius tikslus, kurie būna įvairūs. Vieni žmonės sako, aš noriu pasyviai taupyti pensijai. Kiti žmonės sako, aš noriu kaip tik įsitraukti ir daugiau pats laiko skirti ir investuoti. Kiti sako, mes norim turėti draudimus, kurie atitiktų mūsų poreikius ir kad nepermokėtumėm, bet neturėtumėm per mažus. Taigi mes padedam tokius finansinius tikslus pasiekti greičiau, efektyviau ir protingiau. Taigi tikiuosi, kad pasimatysim ir gero žiūrėjimo. Aš nekėjom, kad galėtum tikrai pačiu tokios sąlygos turizmui, kad tu tiesiog važiuok į Europą, ieškok partnerių, organizuok ten visokius su džipais išvažiavimus, paplūdimius, dar kažkaip organizuok veiksmą ir temk juos čia. Tai, ką daro Turkija labai sėkmingai, tai, ką daro Egiptas labai sėkmingai, Marokas labai daro sėkmingai. Tik čia dar yra dar geresnės sąlygos, nes šita prasme yra, čia yra, jeigu pažiūrėti iš Augmenijos, tai yra paradise. Augmenija, kai važiuoji ir pasižiūri biškį kairę, biškį dešinę, ten kokią upę ir ten toks grožis ir ta upė. Ar laivukais praplaukti, ten plaukti europiečiai įsižiūrėjo ir žiūrėtų į tą gamtą ir sakytų, wow, čia žiauriai gerai. Taip, tai yra tropikų klimato zona, tai yra tikrai tropinė, bet, žinai, tu plauktum tuo laivuku, aš čia toks būsiu biškai piktas dėdė, kur plauktum laivuku ir matytum, kaip vietinis plauna mašiną, motorolerį, rūbus ir visą kitą, toj pačioj upėj, kurioje tu čia plaukai. Ir tai irgi yra tam tikra atrakcija. Sutinku, tai sakau, kad visas tas vaizdas gali... Nesvarbu, aš ne tik laivų, aš turiu minį, kad čia yra tik tai fantazija, atvers mocus nuomok, dar kažką nutarsi. Tai vienu žodžiu, mano įspūdžiai yra tokie, kad aš esu labai amazed, labai nustebęs, kad yra tokio mažo dydžio ekonomika, tik tai 4 milijardai. Kodėl tik tai 4 milijardai? Nu, visą 4 milijardai. 4 milijardai tai grubiai yra kažkur apie 4 procentai. Žinai, kas yra? 6-7 procentai Lietuvos BVP. Yra pasaulyje milijardierių, kurie turi daugiau turto negu visa šita valstybė. Tai čia garantuotai taip ir yra. Taip pat noriu padėkoti kompanijoms Indemo ir FinHouse, be kurių šitie video tiesiog neegzistuoja. Tad ačiū labai jums už pagalbą ir jeigu dar nesidomėjote Indemo ir FinHouse paslaugomis, spustelkite nuorodas žemiau. Tai tokie potyriai mūsų iš vakar dienos. Šiandien mūsų laukia konvojus, reiškia, su visa palyda iš bivako paplūdimyje iki centro, kur planas yra parduoti mūsų automobilį, mūsų tanką, nors jau atrodo susigyvenus tą mašiną ir bus truputėlį gaila jį pardavinėti. Kaip patinka man. Jo, nerealiai man mašina. Tikrai gaila ją buvo laužyti. Taip. Aš tikrai labai stengiausi nelaužyti, nors ten labai sunku jos nelaužyti, nes reikėtų tada stovint važiuoti. Per belenkur varam. Tai šiandien planas yra parduoti tanką ir varom tada jau konvojus turėtų pajudėti už 20 minučių, tai mes lekiam link jų, jie link mūsų, susitiksim kažkam taške ir judėsim su visais link finišo ir pasidalinsim kadrais, kas laukia finišuojant Budapešto Bamako ralyje. Viskas. Čiau, pasimatysim kitame epizode. Iki.